Banko valdybos pirmininkė. Šties žmonės turbūt ne savo norų yra priversti naudotis komercinių bankų paslaugomis. Tai įprasta praktika, bet mano klausimas yra apie bankų atsakomybę. Ar bankai atsako už piliečių pinigus, kuriuos bando visokiausiais inovatyviais būdais sukčiai išvilioti? Ir kaip čia atsitinka, kad bankai taikydami pačias inovatyviausias priemonės, apsaugos, vis dėlto neužtikrina ir tie sukčiai kažkaip tai didelės sumas ir labai staigiai 10 tūkstančiais, nors apribojimai uždėti, išvilioja. Tai kada jūs įgyvendinsite tą pažadą, apie kurį jūs kalbėjote, kad vis dėlto tai bus bankų atsakomybė, bankų pareiga užtikrinti žmonių pinigų saugumą, kurie priversti juos laikyti bankuose? Ačiū. Ačiū labai už klausimą. Aš labai tikiuosi, kad mes šitą pažadą įgyvendinsime kartu, nes mes pateikėme Finansų ministerijai įstatymų siūlymus, dabar yra viešo derinimo procesas per vyriausybę, tai yra įstatymo projektai, turėtų atkeliauti į Seimą ir aš labai tikiuosi jūsų palaikymo šitoms nuostatoms. Jūs manau, kad keliate labai gerai klausimą, nes reikalavimai be atsakomybės neveikia taip gerai, kaip reikalavimai su atsakomybė. Ir po žodžio atsakomybė aš turiu pareigą atlyginti nuostolius. Mano galva, tai yra kritinis aspektas. Mūsų teisės aktuose, Lietuvos banko finansinio sukčiavimo prevencijos gairėse buvo reikalavimai. Atsakomybė gali atsirasti tik įstatyminių pagrindų. Todėl mes manome, kad šitie projektai per šitą prizmę yra labai svarbus, nes tai mums, kaip priežiūros institucijai, taip pat suteiks, aš vaizdžiai pasakysiu, nagus ir dantis reikalauti to, ką įstaigos turi padaryti. Aš tik dar vieną, jūs klausite per bankų prizmę. Bankai iš tikrųjų labai daug padarė šitoje srityje. Aš rodžiau, kad mes turime 900 rinkos dalyvių, kurie veikia finansų rinkoje ir vienu arba kitu būdu neša atsakomybę už klientų jiems patikėtus pinigus. Finansinio sukčiavimo prevencija yra visos finansų sistemos atsakomybė.